Labas rytas, norėčiau parodyti tokią prabangą. Aš iš namų išvažiavau 9 valandą. Va, dabar yra po 9-2 minutės. Ir jau, kaip žinot, 9:29 esi laisvas. Bet tiesa, nevažiuoju aš 9 kasdieną. Čia taip nutinka tik kai vėluoju. Aš šiaip stengiuosi būti jau 9 prie ežero. Ir tada jau viskas kitkas vyksta. Dabar toksai, užsivėlinau, dabar jau vėlu. Aš jau skaitau, kad vėluoju ir skubu. Tai viskas, 1, 2, 3. Ir jau prie ežero. Vakar tokią mintį išgirdau. Tie, kas negirdi muzikos, šokančius žmonės laiko bepročiais. Man taip kažkaip susisiejo labai su maudynėm. Tie, kas nesimaudo, nėra to darę, nesupranta, tai mus laiko bepročiais. Tai jeigu tu mus irgi laikai bepročiais, tai tu negirdi muzikos. Tu tiesiog nežinai, nesi patyręs to, ką mes darom. Vakar sakiau, kad pristatysiu vardais ruonius, tai einam paklausim jų vardų. Simona. O, bus gražus vardas. O, jis labai gražus. Kaip Agnės vardas? Agnė. Richardas. Tavo vardas? Rokas. Taip, Rokas. Viskas bilint kaip šlapia. Pliurzas. Ir slidu. Būkite labai atsargus. Traktorių aikštelį nemačiau. Tikėtina, kad traktoristų šiandien pas mus nebus. Ne traktoristų, ūkininkų. Nusipirkai spygliukus? Nusipirkau artimiesiams, kad nenudryptų, bet ir tau paėmė. Čia Gintaras. Savo vardas? Tomas. Turiu prabristi ežerą, kad išsimaudytum ežere. Pas tavai irgi ant kojų yra spygliukai? Taip, žinoma. Kel koją, parodyk. Padeda? Aha, labai. Drąsiai. Kaip miško žvėris galiu eiti. Mišku. Šešta diena. Šiandien vėluojantis, visi daug vėluojančių šiandien. 7, ačiū, taip. 7 diena. Ne pirmą kartą suklydau, ne paskutinį. Tadai, kitas televizija, kodėl pavėlavai? Užsikalbėjau. Aš nuo 6 ryto jau dirbu, tai... O, pagaliau. 19 diena. Paskubėjau biškį, bet nieko. Kodėl vėluojam? Kokios priežastys? Jeigu šeriškis nevėluojam, reiškis laiku. Nu ką? Čia tau čiulptukas. O, eketės televizija dovanų duoda. Gerai. Pasakysiu labai prastai, kuo iššūkis gerai. Atrodo, kad aplinkui niūru, šalta, šlapia, bet ateini, pažiūrėkite žmonės aplinkui, visi gerai nusiteikę. Ir taip sprendžia turbūt savo problemas, nusiteikę gerai. Joga. Pirmą kartą ant vinių stoviu. Ateikit ir pastatysim ir ant vinių ir į šaltą vandenį kišim. Puikiai, super. Žinok, šluoju vakar tą vandenį ir tas vanduo tiek, kad net nesusierzinu. Iš tikrųjų, vanduo taip prisijaukinau vandenį, kad net grindis šluojant 10 valandą vakaro jis malonus, tas vanduo. Tu dar bėga? Bėga, laša pro sienas, tiesiog lašiukai laša. Tai vakar, kol viską išploviau, tai dar ten pusę kibiro pralašėjo. Tai nežinau, ką rasiu šiandien. Tai važiuosiu, tikrint, žiūrėti, plaut. Nori padėti gal išplaut. Ištirps eketė mūsų. Ant plaustų plauksim trakuose. Ką daryt? Moki pjauti eketės, bet kaip ledą užaugint? Nežinau. Sveika Marija, malonės. Galim ir mes taip pažaisti. Nori? Guminiai batai tikrai čia geras pasirinkimas tokiu oru eit. Eikim panardyti po istorijos labirintus. Pažiūrėt, kaip seniau atrodė maudynės prieš, nežinau, metus. Ten metus, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ką bandom važiuoti? Mažai šansų, kad pavyks, bet bandom. Jau tiek įveikėm, tai tokios kliūtis ant kelio tikrai nepakliudys mums. Bet jo, išvartyta gerai.
Negerai, bet stipriai, ta prasme. Nuotykis vien atvažiuoti jau čia, į ežerą. Nu va, kas kelius valo, maudosi. Labą dieną. Elfiukas, draugam. Bužiai lieka po sniego sluoksnį. Gerą! 9 ryto, ruoniai renkasi, vienas po kitą. Kiek karšti vyrai. Geras, iš tikrųjų geras. Tačiau dar pokalbį. Šalta? Jo, Kiek tau metų? 7. 7, nu va. 9, 7. Va, čia kitas dar rengėsi. Nu, šilčiau gal? Jo. Likom! Kazaros šeštadienis, 8 diena! Ėjo iš paskos ir grūdinosi. Karinis šuo. Karienės čia. Kai jėga, kai būna, taip atsijungi ir taip visiškai atsipalaiduoja. Gerai. Nešalta? Gerai. 7 iššūkio diena. 30 dienų iššūkis. 7 diena. Ir vėjas koks stiprus. Atsimerkt sunku. Pučia sniegą į veidą. O, bus šiandien stipru maudytis. Tiek tas istorijos. Grįžom čia į mūsų 24 pliurzinus metus. Dabar toliau kasdieną kuriam istoriją. Čia susitikdami. Po kelių metų bus galima vėl prisiminti. Pasižiūrėti, kaip atrodė pliurzini metai ar ne pliurzini. Kokie jie bebūtų. Tai yra 24 metai. Sausio kažkelinta diena, žodžiu 7 maudynių diena. Pagal tai visą laiką irgi galima skaičiuoti kelintą dieną. Nes visais metais prasideda tą pačią dieną. Ir viskas vyksta tiesiog kartojasi istorija. Ir tada susitinkam čia. Laiką žinai, vietą žinai. 9 val. Žalieji ežerai.